klausimas mūsų puslapyje ir šiaip dažnai žmonės klausia, ką aš rekomenduoju paskaityti. Šiaip aš knygų nerekomenduoju. Nežiūrint to, kad aš iš tikrųjų nemažai skaitau. Turiu tokį įprotį. Aš neskaitau grožinės literatūros, bet aš skaitau profesinę. Ir vis dėlto aš knygų nerekomenduoju skaityti. Aišku, nieko nėra blogo tame, kad mes skaitom. Viskas yra ok. Gal sakyčiau, kad jeigu mes norim greičiau nueiti ten, kur mes norim nueiti, patekti ten, kur norim būti, tai mums reikia susitikti su žmonėm. Tai toje vietoje aš rekomenduoju žmonės, o ne knygas. Ir aišku, yra visokiausios profesinės literatūros, kur jūs atsivertę pamatysit kažką vertingo, rasit kažką, ką jūs galite panaudoti ir viskas yra puikiai. Ir aš pats tą darau. Aš dažnai skaitau knygą, imu tą patarimą, kuris ten to knygai parašytas, žmogaus, kuris pabandė tuos dalykus padaryti, ir aš pabandau. Turiu Brian Tracy knygą apie pardavimą, kuri yra subraukyta, prirašyta visokiom spalvom, aš jau kelis kartus skersai išilgai perskaičiau. Ką aš dariau, tai aš bandžiau padaryti tuos dalykus, kuriuos jisai sako padaryti. Kita vertus, kas dabar vyksta su manim, tai aš sutinku žmonės. Aš bendrauju su jais, aš sutinku savo sričių ekspertus, specialistus, tuos žmonės, kurie iš tikrųjų yra patys geriausi tame, ką jie daro. Ir aš mokausi iš jų. Aš suprantu, kad aš negaliu išmokti iš knygų. Gerai, tai čia kategoriškai pasakiau. Gali išmokti iš knygų. Kai ką? Nes aš labai daug dalykų esu iš knygų išmokęs. Kaip iš knygų? Skaitai knygą ir paskui darai, iš to gauni patirtį ir aišku, po to, kai tu įgavai patirtį, skaitai tą knygą ir tada supranti, apie ką tas žmogus rašė, pasirodo. Tai aiškia, po to, kai tu jau išmokai, skaitai knygą, tada tu pradedi suprast, kas ten iš tikrųjų buvo. Atvažiuoja į Lietuvą Brianas Tracy'is. Nueikit pas jį. Pabūkit, pažiūrėkit, ką jisai kalba. Daug dalykų, aišku, bus, kas matyt, kad seniai žinoma. Bet gal pavyks pamatyti gyvą žmogų. Tai gyvas žmogus yra kažkas. Aišku, dažnai mes matom sceninį įvaizdį, mes matom ne žmogų, mes matom jo personažą, kurį jisai rodo publikai, rodo kitiems žmonėms. Tai tada bus sunkiau, tada mes nieko iš to neišmoksim. Bet iš gerų vadovų, iš gerų pardavėjų, iš gerų specialistų mes galim išmokti žymiai daugiau negu kad iš gerų knygų. Bet knygą skaityti yra geriau. Ta prasme, saugiau skaityti knygą. Mums maloniau skaityti. Nes kai tu skaitai knygą, nieko daryti nereikia, po teisybei. Tu skaitai apie kažką tai. Tu skaitai apie tai, kaip pardavinėti. Tu skaitai apie tai, kaip valdyti emocijas. Tu skaitai apie tai, kaip būti laimingu. Bet mes iš to negaunam jokios naudos, kol mes nedarom nieko. Mes nedarom tų dalykų. Ir labai dažnai aš, galbūt esu jau sakęs, vis pakartoju, aš sutinku, į seminarus ateina žmonės, kurie yra tokie skaitymo priklausomi nuo skaitymo arba priklausomi nuo knygų. Nusipirko gerą knygą, apie ten turtingas tėtis, vargšas tėtis. Perskaitė, kokia gera knyga, super. Superinė knyga, fantastika. Visiems papasakojo, kad tai yra gera knyga. Ok. Tada pamatė kitą knygą, Brianas Tracy'is. Ten apie tikslus arba apie pardavimą. Perskaitė. Superinė knyga, stebuklinga knyga. Va taip, visiems rekomenduoju. Tada pamatė Donaldo Trumpo knygą, tada pamatė Kiyosakio, dar kokią nors knygą, tada kokiu nori ten, Louisa Hay ir taip toliau. Ir ką jis daro, jis skaito knygas, 1, 2, 3, 4. Ir kai tu paklausi to žmogaus, žiūrėk, ką tu padarysi su tą knygą?
neblogai, perskaičiau, gera knyga, gerų patarimų, daug supratau. Bet ar tu tikrai žmogau išmokai kažką tai? Išmokai tai reiškia, ar dabar su tavim kažkas įvyko, realiai, realus pokytis su tavim. Tavo gyvenime. Padarė tą knygą realų pokytį. Ir daugelis sakys ne. Bet irgi apie save galit pagalvoti ir kitų žmonių paklausinėti. Jeigu jūs paklausit, kokios knygos padarė jums didžiausią įtaką, jūs išgirsit vieną pavadinimą. 2. Bet jūs negausit literatūros sąrašą. Tai reiškia ką? Gyvenimą jūsų pakeist gali. Tikrai su jumis kažką padaryti. Viena knyga. Bet aš nežinau, kuri. Mes kiekvienas turim savo knygą. Ir dėl to aš sakyčiau taip, paimkit vieną knygą. Iš tikrųjų, bet kurią gerą knygą. Gerų autorių dabar, va, kiek norit. Paguglinkit, paskaitykit komentarus, išsirinkit populiarų, tikrai žinomą garsų autorių ir pasitikrinkit, kad tai yra praktinė knyga su praktiniais patarimais. Ir tiesiog padarykit viską, kas tu knygai parašyta. Tiesiog parašyta ten kiekvieną rytą daryti afirmacijas. Okay. Ir darykit kiekvieną rytą. Jeigu ten parašyta, kad jūs, jeigu pradėdami verslą, jūs imkitės to ir to. Tai jūs imkitės to ir to. Pradėdami verslą, jūs taip ir darykite. Ir po to jau, kai jau, padarysit viską, kas to knygai parašyta, reiškia, visus patarimus juos pabandysit. Suprasit, kas jums veikia, kas neveikia. Ir kai toj knygui nieko nebėra, jūs viską padarėt, viską išbandėt, kažkas veikia, kažkas neveikia jums, tada imkit kitą knygą. Ir po teisybei nėra jokio skirtumo, kurią knygą jūs paimsite. Jis visas geras. Jeigu mes imam, per save leidžiam tą knygą. Tai čia viena pusė, kita pusė vėl noriu sugrįžti. Imkit žmogų, eikit pas geriausius specialistus, kuriuos tik tai randat. Kalbėkit su tais žmonėm, kurie rašo knygas. Jūs ne knygas skaitykit, jūs susiraskite žmogų, kuris tą knygą rašo ir padirbkit su to žmogum. Tiesiog padirbėkit su juo, nežinau kuom. Asistentų, valytojų to žmogaus, batų nešiotojų, iš paskos, nežinau, kuo nors. Bet pabūkit to žmogaus lauke, to žmogaus energijoje. Iš čia jūs mokysitės. Kaip tas rytietiška tradicija mokytis. Jūs būnat su mokytoju. Jūs sėdit kartu su juo. Lyg ir nieko nedarot. Bet kada mes būnam to žmogaus energijos lauke, mes pajuntam, kaip jis elgiasi, mes pajuntam, kaip jis galvoja. Įgūdžius įgyt 2000 pakartojimų, jūs turite įgūdį. Bet suprast, kaip tas žmogus gyvena, kaip jisai samprotauja. Bet iš čia mes mokomės. Iš knygos tu nieko neišmoksi, taip neįmanoma, nebūna. Tai dėl to aš rekomenduoju žmones. Bet ne knygas. Jeigu vis dėlto jaučiat, kad dar jau žiūrėk, kalbė nesąmonės, knyga yra gerai, knyga yra žinių šaltinis ir taip toliau. Imkit knygą ir išbandykit viską, ką ta knyga siūlo jums. Ką autorius rašo, žiūrėk, padaryk ten vienus arba kitus dalykus. Ir trečias variantas matyt, imkite ir tiesiog mėgaukite skaitimu, bet tada jokio skirtumo, ką jūs skaitysit.